Aš kiaulytė Pepa. Tai mano mažasis broliukas Džordžas. Čia kiaulė mama, o čia paršas tėtis. Kiaulytė Pepa. Pasivažinėjimas dviračiu. Išaušo graži saulėta diena. Pepa su Džordžu baigė pusryčiauti. Puikiai diena pasivažinėti dviračiais. Dviračiais, valio! Pepa su Džordžu mėgsta dviračius. Pepa turi savo dviratuką. Džordžas triratuką. Mamytė su tėtuku važiuoja tandemu. Kas čia? Mūsų dviratis. Aš minu priekį, mamytė gale. O gale dar galim įtaisyti dvi sėdynės Pepai su Džordžu. Bet mes norim važiuoti savo dviračiais. Džordžas dar per mažas. Greit kojytės pavargs. O aš jau didelė mergaitė, nepavargsiu. Važiuoti teks netrumpai. Ar tikrai, Pepa? Taip, tėtuk, tikrai. Gerai, ar pasiruošę? Taip, tėtuk. Tada važiuojam. Aš pirmauju. Mes nelenktyniaujam, Pepa. Tiesiog važiuojam ir tiek. Taip, tėtuk, bet vis tiek pirmauju. O dabar pirmaujam mes. Nemėgstu važiuoti įkalnėn. Pepa, lenktynes laimėjome mes. Ne, tėtuk, nes aš tuo metu nelenktyniavau. O dabar lenktyniauju. Nepavysit. Ak, tu gudri kiaulytė. Sveikos antytės. Mes važiuojam dviračiu. Sveikos antytės. Buvau primiršęs, kaip smagu važiuoti dviračiu. Buvau pamiršęs, kaip nesmagu važiuoti įkalnėn. Įkalnė vis statėja. Nemėgstu įkalnių, taip pavargstu. Bet žiūrėkit, kokie vaizdai. Dievulėliau, kaip sunku. Mamyte, nemini. Atleisk, tėtuk, gražiai jūsų vaizdais. Pepa su šeimyna pasiekė kalvos viršūnę. O čia visi Pepos draugai. Sveika, Pepa, labas. Mes čia ruošiam dviračių lenktynes. Pepa, ar nori ir tu dalyvauti? Gerai. Svarbiausia tik, kad važiuotume žemyn. Gerai. Pepa su draugai žiūrės, kas greičiau nuvažiuos nuo kalvos. Ar pasiruošę? Taip. Kai pyptelėsiu, važiuokit. Štai taip. Pedro movė per anksti. Stok, Pedro. Lenktynės dar neprasidėjo. Atleiskit, ponė paršelė. Aš tik rodžiau, kaip skambės signalas. Stop, stop. Atleisk, Pedro. Dabar tai jau aš kaltas. Kai kitąsyk pyptelėsiu, važiuokit. Liepė važiuot? Vyk? Greičiau, greičiau. Varyk, Pepa, kad nedavė signalo. Pirmauja Denis. Palaukit manęs, aš laimėjau. Šaunuolė, Pepa. Nuo kalnen važiuoju puikiai. Pepai su draugais metas namo. Ate, Pepa, ate. Ir mums metas namo, Pepa. Mamyte, aš pavargau. Tiek važinėjau aukštyn ir žemyn, kad kojos pavargo. Galima jūsų dviračiu pavažiuoti? Žinoma. Tik kur sėdės tėtukas? Tėtukas gali mano dviratuku važiuoti. Visai smagu. Gerai. Man patinka važiuoti tandemu. Tėtuk, patinka mano dviratis? Taip, Pepa. Labai smagu.